Na kągi, sveiki, mėly sekėjai ir sekėjos. Visų pirma, sveikinimai naujųjų metų proga. Tokie ir tie sveikinimai, bet šiandieną dar galim sveikinti su naujaisiais. Šiandien yra Trijų karalių šventė. Tai paskutinė ta šventimo diena. Ir noriu pasakyti, kad naujieji metai labai dažnam žmogui tai kažkoks naujas lapas, nauji tikslai, naujos galimybės. Tad labai linkiu nepaleisti šito noro tobulėti, augti ir turėti kuo nuostabesnius 2023 metus. Na, o kaipgi pradėti įprastai naujuosius, jeigu galima pradėti kažkaip įdomiai. Tai šiandieną svečiuose turiu Agnę. Labas, Agne. Labas ir visiems labas. Ir kol Agnė dar tikrina, kaipgi čia dabar pasidalinti tuo video, tai noriu pasakyti, kad šita platforma Kalbėk drąsiai online puslapis yra sukurtas tam, kad jūs turėtumėt kuo daugiau įkvepiančių istorijų apie tai, kad kiekvienas žmogus, jeigu jisai turi viduje ką papasakoti, jisai gali išdrįsti kalbėti. Ir mano pirmasis tikslas ir buvo sukurti šitos video, pakviesti žmonės kalbėti video tam, kad jūs turėtumėt įkvėpimo šaltinį. Kad žmonės, kurie nori kalbėti, ateitų ir kalbėtų. Tai čia buvo antroji užduotis, man išsikeltas toks tikslas. Na ir trečias tikslas, kodėl dar darau šitos video, yra tam, kad jūs susipažintumėt su žmonėmis, kurie yra nuostabus, kuriuos aš turiu savo aplinkoje ir kurie tikrai yra verti jūsų dėmesio. Tai šiandieną mes ir kalbėsime ne tik apie sėkmės istoriją, kaipgi išdrįsti kalbėti online, bet ir apie tai, kaipgi išsikelti tuos tikslus ir kam apskritai gyvenime yra reikalingi tikslai. Tai šiandieną atvyko finansinio proveržio mentorė, iš tikrųjų labai įdomios pareigos arba apibūdinimas. Tai Agne, apie ką tu esi, apie ką yra tavo šitas finansinio proveržio mentorystė? Jeigu trumpai, tai, kaip aš sakau, pristatau save, tai aš pakeliu žmonių savivertę ir pajamas, atrodo, prie ko čia susiję, bet iš tikrųjų, jeigu žmogus nevertina savęs, tai kaip jis gali turėti daugiau, jeigu jis nejaučia savo vertės. O po jais, aišku, slepiasi daug kitų dalykų. Ir kitas dalykas, iš tikrųjų, finansai ir pinigai, tiksliau, parodo toksai labai geras lakmuso popierėlis, kuris parodo, kas pas žmogų yra užstrigę, kokie blokai. Nes aš dirbu su pasąmonė. O pasąmonė pas mus yra daugiau negu 90% informacijos, tos, kurios mes tą suvokiam. Tai vat, aš labai mėgstu, kaip sakau, vaikščioti ne tik po savo, bet ir po klientų ir pasąmonė. Ir būna tokių stebuklingų dalykų, kad tu net supranti, kaip taip galėjo vykti. Vat man labai, sakau, patinka tai daryti. Tai aš, jeigu taip apie mentorystę. Taip, tai aš jau matau, kad keliauja komentarai, tai labai smagu, kad žiūrite, kad tikiuosi tikrai bus naudinga ir jeigu tik tai turėsite klausimų apie tai, apie ką mes toliau su Agne kalbėsime, būtinai juos rašykite ir jeigu tik turėsime laiko, būtinai atsakysim, bet tikiu, kad tikrai to laiko bus. Tai Agne, kadangi pristačiau šiandienos mūsų tą pokalbį apie tikslus, pakalbėkime truputį apie tave, kaip tu atėjai iki tų tikslų ir mes jau pasiruošimo metu kalbėjome, kad Agnė turėjo didžiulių iššūkių ateiti ir drąsiai kalbėti į eterį. Agnė dabar turi labai daug live transliacijų, ją galite Facebook'e, tai yra, bet manau, Instagram'e tu darai daugiau. Tai ar buvo tavo veiklos pradžioje apskritai toksai tikslas išdrįsti kalbėti, o gal tau visą laiką sekėsi lengvai kalbėti, kokia ta tavo kelionė yra į socialinių tinklų, va tuos tiesioginius eterius? Man lengvai visą laiką sekėsi kalbėti tik tarp draugų. Aš iš tikrųjų, man net juokinga iš tikrųjų pagalvojęs, kai aš anksčiau net man baisu būdavo nepažįstamiem žmonėm paskambinti, tai aš sakau, aš baimių tikrai, aš pavyzdys esu baimių, labai didelių baimių. Ir aš kai pradėjau, kai tapau būtent pradžioje ir coacherė, ir neurografikos instruktorė, aš supratau, kad socialiniai tinklai yra ta terpė, kurioje aš turiu ieškoti klientų, nes mano prieš tai veikla, kurią aš iki šiol dar turiu, bet jinai visiškai iš kitos sferos ir ten aš negaliu ieškoti. Tarp draugų tai, bet draugai ne visą laiką būna mūsų klientai. Yra, ne ta vieta. Tai aš kai pradėjau, tai visų pirma, aš susikūriau Facebook'o puslapius. Aš stengiausi, kad tik nebūtų asmeninio. Paskui man mokytojas sako, daryk asmeninį, ten daugiau pasiekė. Aš prieštaravau, sakiau, ne, čia nesąmonė, nes aš bijočiau ir tikrai mano baimės kyla.
Bet paskui pradėjau po truputį, nes iš tikrųjų mes bijome to, kad ką pasakys, ką ten pakomentuos, nes ten visokių žmonių. Bet paskui supratau, kad jeigu aš noriu pasiekti tikslo ir aš būti labiau žinoma ir taip pat pritraukti klientus ir automatiškai plėsti savo veiklą, tai, kas man patinka daryti, aš turiu eiti į socialinius tinklus. Tai pradėjau ir Instagramą, ir laivus, pernai sausį, kaip tik buvau metusi savo iššūkį mėnesį, kiekvieną dieną vesti laivą. Jūs neįsivaizduoju, kiek visko man ten buvo ir prakaitas, ir neprakaitas, ir net ir apsiverkusi esu labai stipriai, nes tuo metu turėjau tokį liūdną nuotykį ne nuotykį, o įvykį su šuniuku ir kaip tik apie skausmą kalbėjau, kaip susirosto ir tiesiog pratrūkau ir galvoju, Jėzus, o ką dabar pagalvos? Nieko nepagalvos, tegu būna toksai. Tai vat, tas buvo, o mano tikslas buvo ir aš supratau, kad tai yra veiksmas, išeiti į socialinius veiksmus yra vienas iš veiksmų pasiekti mano tikslą, kad aš noriu būti stipri trenerė, noriu profesionali trenerė būti ir coacherė taip pat, ar mentorė, ne? Tai yra vienas iš tikslų, kad aš turiu išeiti į socialinius tinklus. Aš pradėjau ir šiemet irgi po truputį vis daugiau einu, kai kada iš tikro trūksta galbūt laiko, bet vis drąsiau ir drąsiau tikrai jaučiuosi. Net ir storiesus ir reelsai prasidėjo, tik tai laiko stoka galbūt yra ir susidėliojimo, bet čia irgi yra planavimas iš tikrųjų. Taip, mes ateisim prie to planavimo, bet pati mintis, ką norėjau, kad jūs išgirstumėt ir kad Agnė ištransliuotų, kad nėra tokio dalyko, kad aš tiesiog nedariau, atėjau vieną dieną ir man viskas puikiai sekasi. Tiesiog ir prakaitas muša, ir karštis, ir jaudulys, ir ašaros, ir sumišimas, ir visos tos emocijos, ir pasirodo, tai yra normalu ir visai normaliai žmonės mumis priima, viskas čia yra gerai. Iš tikrųjų, dar noriu pastebėti tokį dalyką, kad kartais ir leiskit savo susimauti net į eterį ir pasakyti, susimovė, matote. Mums nereikia idealiai būti, nes kaip tik žmonėm į idealius nesinori žiūrėti, nes o Jėzus, kokia jinai ideali, kaip viską jinai moka, kokia jinai profesionali. Aš toks pat žmogus. Čia tikriausiai šuo kažkur pakastas mane apgaudinėja, ne, kad žmogus toks jau per daug švarus ir geras. Taip, ir tada mes bijom eit galbūt pas žmonės, jisai Jėzus, jis toksai, o kai supranti, kad jis panašus, jisai vos net, jeigu taip pasakyti, savekas, ne, jisai žino savo darbą, bet jisai irgi žmogus, jisai irgi klysta ir jisai susimauna, ir viskas. Ir sakau, aš dabar iš tikro, anksčiau aš labai grauždavau save, kai kažkas nepavyksta, o dabar paskutinį kartą išėjau laivą, susimoviau ten Instagram, aš juokiausi. Malonės, reiškia, kitą kartą žinosi, reikia kažkokius veiksmus padaryti. Nėra taip baisu, susimat nėra taip baisu, kartais ir gerai ir viskas juoko pasižiūrėti tą pusę, per juoką. Va, super, tai dėkui jau už pirmuosius tokius patarimus iš mentorės, labai tikiuosi, kad jūs išgirsit ir mėlėjai, tikrai išdrįskit ir tikrai viskas bus ok. Ir sugrįžkime prie tikslų. Tai Agnė ir sakė, kad mano tikslas buvo surasti klientų socialiniuose tinkluose. Ir mes labai dažnai pasirašom tuos tikslus. Tai mano gal pirmas toks klausimas iš tikslų pusės ir būtų, o ar reikia juos rašyti? O gal kaip tik ten kažkur mačiau įrašą, visi rašė, kad šiais metais jau pasirašiau tikslus, kažkas rašo, jokių tikslų nesirašau, plaukiu pasrovi ir man viskas čia daug maž geriau gaunasi. Tai kaip yra, Agnė, su tais tikslais? Reikia juos rašyti ar ne? Aš sutinku, kad būna žmonių, kurie apskritai net nenori planuotis, kiti atsiduoda, nežinau, kūrėjui, visatai, dievui, likimui ir taip toliau. Jeigu jiem viskas gerai, kaip likimas jiem pateikia nukloja tą kilimą, valio, nesidėkit tikslų. Nereikia tada. Bet jeigu jau viduje aš jaučiuosi nepatenkintas, kas vyksta su mano gyvenimu, tai imam rankas likimą ir gyvenimą į savo rankas, tampam savo gyvenimo kūrėjo architektų ir kuriam tada. Nes tas pats pavyzdys, jeigu aš esu laivas ir stoviu uoste A ir išplauksiu, ir aš nežinau, kur plaukti. Tai pirma, tai aš galiu nuplaukti visai net ne į tą uostą ir paskui sakyti, kažkokia nesąmonė, aš net ten norėjau. Antras gali būti, kad aš pasisikeliosiu, grįšiu į tą patį uostą ir taip, tai dariau, dirbau, o lygiai taip pačioj vietoj stovi. O dar toks baisiausias gali būti, kad sudušiu, pavyzdžiui, į rifus arba uolas, kažkas atsitiks. Tai tada, kai aš nusistatau tašką B, aš žinau, kad taškas B kažkur yra, taip galbūt baisu tas taškas B būti, didelis. Tada mes skaidom į mažesnius, ką aš galiu padaryti ir taip toliau. Bet svarbu planuotis, tik aš per save supratau, kad svarbu planuotis ne tik tai, kad žinočiau, ko aš noriu ir kontroliuočiau tarsi savo gyvenimą,
O su tuo visata ir likimu, žinot, kaip yra sakoma, kai visata ir likimas ir Dievas mato, kad mes darome, jis mums patiesia kilimą. Ir būna va tokių staigmenų, dovanų, kurie dar lengviau mane neša į priekį. Tas taip yra. Nes, kaip sakau, nieko nedarant ir guliant ir tikėtis kažko, tai nebus to. O kitas dalykas yra, dėl ko labai svarbu planuotis ir tik kelti tikslus, kad mes būtų daug, nedaug, bet atsirastų laisvos energijos. Prasme, kad aš turėčiau paskui impulsą daryti tai, ką aš noriu. Nes jeigu aš darau tą, neturiu tikslo, neturiu išsikėlus. Aš viską iš eilės darau ir tada aš tiesiog pavargstu, išsenku ir net, nežinau, galima ir net susirgti ir taip toliau. Tai vat, mano manimu, planavimas ir tikslų kelimas yra svarbus, tik reikia mokėti juos kelti. Nes būna žmonės keliasi ir paskui vienus metus tą patį tikslą išsikelia, nepavyko, antrus metus ir paskui patirtis tokią patirtį gauna, čia nesąmonė, kam čia tie tikslai reikalingi, gyvenu kaip gyvensiu ir bus viskas. Ir nieko man čia nereikia. Iš tiesų, labai noriu atliepti į Karolio komentarą ir susijęti tai su tavo būtent neurografinė veikla, nes esi nekartą sakiusi, kad neurografika yra tas įrankis, kuris leidžia mums keisti pasąmoninės programas. Ir kažkiek užsiminėjai, manau, kad Karolis ir atliepė į tavo pasakymą, kad kol nepažįstam savo pasąmonės, kur kas giliau mumis kontroliuojančio, kaip nežinau, objekto, kaip ją pavadinti. Nes tai, ką mes darom protu, tai toli gražu ne tai turėtų būti, ne? Tai ar tu galėtum šiek tiek susijęti, kas yra ta neurografika ir tada paskui mes pereisim prie to, o kaipgi teisingai užsirašyti tikslus, nes rašau, darau ir niekas nesigauna, kaip sakai, ir perteikiama. Tai apie neurografiką, kas čia per įrankis ir kodėl jo pagalba visai kitaip tie tikslai statomi. Aišku, su neurografika mes dirbame su pasąmonė, tiksliau, jeigu tai pasakyti, kad būtent piešimo pagalba mes kuriame naujas neuronų jungtis ir situaciją, viską pamatome kitų kampų. Čia yra ir diagnostinis toks metodas, bet taip pat ir toksai planavimo, nes galime dirbti ir su tuo, kas mums trukdo, bet ir planuotis. O dėl tos pasąmonės, tai taip, pasąmonė pas mus ten begalė yra blokų ir yra labai svarbu išgirsti. Aš gal tik paminėjau tą likimas, Dievas ar visata, nes visi skirtingi žmonės prisiriša prie kažko, kitas netiki Dievu, kitas visata, kitas likimui viską atiduoda. O iš tikrųjų tai yra taip pasąmonė, mūsų vidinis pasaulis, nes mes gyvename dviejose pasauliuose vienu metu. Norim to ar nenorim. Tai yra išorinis pasaulis ir tie tikslai išoriniai yra ir vidinis pasaulis. Tai yra vidiniai tikslai, o vidiniai tikslai tai yra mūsų vertybės. Ir vienas truputį tai perėnu gal skuboti prie to, kad dėl ko, viena pagrindinė priežastis, kodėl tikslai nepasiekiami, dėl to, kad jie nesusijami su vidiniais tikslais. O vidiniai tikslai, tos vertybės, norit jūs ar nenorit jūs, visada išsipildys. Jeigu, pavyzdžiui, ir aš nežinau jos, dėl to, kodėl svarbu žinoti, jeigu aš nežinau, kad man, vertybė yra, poilsį paimkim, tiesiog dirbu ir net negalvoju, ne? Tai jeigu aš sąmoningai žinau, kad man dabar reikia, ir aš patenkinu tą, ne? Tai yra poreikis, aš einu pailsėti. Jeigu aš to nesuvokiu, pasąmonė taip padarys, kad jūs pasieksite, ką jūs padarysit, koją susilaužysit, gausit poilsio, susirgsit, gausit poilsio, ne? Šita vidinis tikslas, tas yra visą laiką išsipildo ir pasąmonė atras ne visą laiką jums patogiausią būdą, nes ten yra... Ir kaltinsim likimą, ne? Mano vaikas taip įdomiai, vaikas irgi susilaužė ranką ir sako, koks mano gyvenimas blogas. Ir aš jam tada bandau papasakot, sakau, kad o kaip tu suprastum, kad tau reikalinga tavo kairė ranka, jeigu tu jos dabar nebūtum susilaužęs. Mes taip vertinam, aišku, vaikui sunku tai išaiškinti, bet kaip dažnai ir suaugę žmonės panašiai taip ir galvoja. Aš susilaužiu koją, koks aš esu nelaimingas, kaip man nesiseka. O iš tiesų tai yra programa, kurios mes patys prisiprašėm. Tai įdomi tokia sąsaja. Ir apie tą, ko aš iš tiesų noriu, ar sunku yra pačiam atkapstyti, kiek mes esam pajėgus be mentoriaus dirbti su savim, su pasąmoniniais dalykais.
Iš tikrųjų, galima dirbti pačiam su savim, tai ta pati neurografika, nes jis instrumentas kaip ir savipagalbas yra metodas, galima išmokus dirbti, bet aš prisipažinsiu iš tikrųjų, kad ir pati specialistė, bet aš einu pas specialistus, nes mes, kiekvienas žmogus yra linkęs save apgauti. Pavyzdžiui, tas pats, kai aš dirbu su konsteliacijų metaforinių kortų pagalba, mano protas gali tiek visko prigalvoti, privesti prie ko man reikia. Lygiai taip pat kaip pernai aš truputį irgi dėliausi vertybės ir aš supratau, kad aš tiesiog mano protas taigi privedė prie to, ko aš norėjau. Net nepaleidau proto ir tada visai net tos vertybės išsigrino. Ir aš dabar supratau, kokių liaupsų pridariau pernai dėdama tikslas. Tai iš tikrųjų labai svarbu šitas dalykas. Tai aš tai labai norėčiau, aš matau, kad mumis žiūri 10 žmonių, mėlėjai ir mielosios, vyrai ir moteris, nes ir tai žiūri, ne? Parašykite, ar jūs turite tokių pavyzdžių savo gyvenime, kad realiai atsitiko tai, ko labai bijojau ir ko labai nenorėjau, o pasirodo tai buvo poilsis, arba mane vis tiek nuvedė tai, ko aš visai nesąmoningai pasiprašiau. O gal jūs puikiai žinote, kaip dirbti su tą pasąmonę, kaip jūsų yra situacija. Labai būtų įdomu, kad jūs atlieptumėte apie tai, ką mes šiandieną kalbam ir ką dabar kalbam. Ir tikrai žinau, kad pasąmoniniai dalykai, jie slypi kur kas giliau ir tas darbas su savim, kas labai dažnai būna ir ašarų, arba labai būna daug blokų ir mes niekaip negalim per tą peržengti. Tai aš irgi esu už tai, kad reikia turėti mentorių, reikia turėti žmogų, kuris tau padėtų tai padaryti, nes tu pats su savo protu, oi, kaip gudriai gali žaisti ir nieko nedaryti. Tai Agne, kokie pas tave įvyko pokyčiai, kai tu pagaliau supratai, kaip veikia tavo sąmonė ir pasąmonė? Ir gal iš to ir atėjo šitas visai kitoks tikslų užsirašymas, apie ką mes dar ir pakalbėsim. Tai kai yra, kaip sakau, kuo tu labiau save pažįsti, kuo tas sąmoningumo lygis auga, tai tu labiau supranti, ko tu nori. Ir iš tikrųjų, šita technologija, šitas metodika, nes aš anksčiau tikrai kitaip keldavau tikslus, dabar atradau kitą, jau kelis metus keliuosi ir šiemet dar pasėmiau, kaip sakau, papildomų pamokų, nes aš labai, tokia norinti žinių, mano netgi vertybė šiemet yra žinios, irgi išsigryninta. Tai, ta prasme, aš suprantu, kad netgi, kai mes gilinamės į save, keliame tikslus, ypač pagal šitą metodiką, kurią aš naudoju, išsigrinam vertybės, mūsų sąmoningumas auga. Iš tikro, labai stipriai. Ir kai mūsų sąmoningumas auga, tai mes tada galim suvokti, ko aš noriu. Sąmoningumas tai yra tame, kad aš lendu į savo pasąmonę, pradirbu kažką tai, suprantu kažką tai ir tas nežinomas išeina į sąmonę. Tai reiškia, aš tampu vis sąmoningesnis. Tai tas darbas su savim yra iš tikrųjų labai svarbus. Ir Agne, ar mes galim visgi nukeliauti prie tos tavo praktikos apie kitokį tikslų įsikelimą, nes būtent naujaisiais metais tiek daug žmonės išsikelia ir nieko nepadaro. Tai ką reikėtų daryti kitaip? Ar tu galėtum su mumis pasidalinti tiesiog, kas yra per praktiką, kas yra per tavo sužinotas įrankis, metodas, kaip tai padaryti? Ten yra daug, aišku, niuansų, bet aš pirmiausia keliant tikslą, taip, kas kelia dažnai tikslus, žino, kad ten turi būti mano tikslas, ne kažkieno tai kito, yra konkretus, ten data ir taip toliau. Bet esmė yra, kad mes daugelis žmonių keliame tikslus tokius vadinamus parodomuosius. Tai yra, ką aš noriu turėti. Namą, butą, kelionę, nežinau, santykius, vaiką, šeimą, tą, ką aš galiu matyti. Ne? Ir dažnai šitie tikslai yra, kai tarsi, ypač nauji metai, jau aš užsiturbinau, susidėliau, netgi veiksmus galim susidėlioti ir siekti, bet jeigu tai tikslas pastatytas, suformuotas tik tai ant to entuziazmo, jums 2, 3, 4 savaičių gali viskas, kaip sakau, nuslėgti ir jūs nebedarysit. Svarbiausias toks dalykas, ką reikia atkreipdėmėsi formuojant savo tikslus, ne ką aš noriu turėti, o kuo aš noriu būti. Tai turi būti pagrindinis tikslas. Pavyzdžiui, jeigu aš kaip minėjau, aš noriu būti profesionali finansinio proveržio mentorė. Tada, aišku, ten jau konkretizuojami yra kiti dalykai, bet aš taip grubiai, kad ką aš turiu, kad aš pirmiausia tapčiau tuo, ko aš noriu. Tada žiūri, tai yra vadinasi identiteto lygio tikslas. Paskui einam į gebėjimus. O ką aš turiu mokėti, kad tapčiau tokia?
Tada koks tada išmokčiau, pavyzdžiui, nežinau, ką aš turėčiau išmokti dabar, parduoti savo kursus, ne, profesionaliai. Nu, čia aš dabar tik banaliai tą suformuluoju, aš neformuluoju. Taip, bet labai įdomu, taip. Jo, bet kad esmė, kad yra gebėjimas. O gebėjimas, kaip darosi, tada jau einam į elgesio lygmenį. Tai yra, aš turiu įpročius kažkokius išsiugdyti. Tai va, įpročių tada galiu. Ir išeina taip, kai mes va tokią sistemą sudarome, mūsų tikslas vienas kitą tarsi papildo. Ir mes siekdami vieną, pasiekiam kitą. Ir kitas dalykas yra, vat, kaip ir minėjau, yra labai svarbu susijęti kiekvieną tikslą su savo vertybėmis. Man labai faina yra metafora, kad jūs suprastumėt, mano tikslas yra karieta, o mano išorinis tikslas, ne, kažkoks tai. Ir išorinis tikslas, jeigu aš noriu namo arba ten kažkokios kelionės, jinai nepajudės iš vietos. Nu šiaip, jie turi kažkas tempti. Vidiniai tikslai yra arkliai. Arkliai ir kuo tų arklių daugiau, ta prasme, jeigu aš išsigrinu savo vertybės, 10 mes išsigrinam, žinau, kokios mano tie varomieji arkliai. Ir aš jeigu susieju tikslą, kad, pavyzdžiui, aš pasiekus šitą tikslą, kokią vertybę, kokį vidinį tikslą aš patenkinsiu. Ir automatiškai mūsų karieta pajungta prie 3, 4, 5 arklių, nu pagreitis didėja. Tada mes einame. Ir mes žinome, dėl ko mes einame. Tai va čia yra du svarbus aspektai, iš tikrųjų, kad formuoti, kuo aš noriu būti, o ne ką turėti. Ir kitas yra susijęti su vertybėmis, su vidiniais tais tikslais. Tai aš dabar tiesiog tokį labai primityvų pavyzdį pateiksiu, bet tikrai mano auditorijoje ir mano aplinkoje yra be galo daug tinklinės rinkodaros atstovų ir kaip dažnai būna tose kompanijose, kodėl žmonės prisijungia, būna kelionės, ne? Ir žmogus sako, aš noriu nuvažiuoti dabar į tą kelionę. Tai aš taip suprantu, kad čia toks tikslas, noriu nuvažiuoti į kelionę, mano tikslas yra dabar tą padaryti kvalifikaciją ir nuvažiuoti X kelionę, ne? Tai jis yra tik tas pasąmoninis, tik ta karieta. Kaip man tada reikėtų išsikelt, kas papildomai turėtų būti, kad mano ta kelionė iš tiesų pajudėtų, kas būtų tie žirgai, ne arkliai žirgai, kurie mane ištemps, kas ten būtų, kad aš... Tai va, tas vertybės tiesiog reikia savo išsigryninti. Ir yra, ir kai žmogus pasako, aš noriu kelionės arba namo, aš paklausiu, o ką tu iš to gausi, kas tau po to? Nes paskui, gal nereikia, galbūt kažkieno tai primesas tai noras, net ne mano tikslas gali būti, ne? Visi važiuoja į Balį ir man reikia važiuoti galbūt, ne? Nes nu čia kaip čia dabar nevažiuosiu, o gal iš tikrųjų man nereikia, bet jeigu aš jau žinau savo vertybės, aš jas išsigrindu ir čia ne taip, kad atsisėdau, kokios mano vertybės. Mūsų iš proto tai yra vienas, bet mes einam į pasąmonę ir iš pasąmonės, tai ten labai iš tikrųjų paprasta technika, kurią aš duodu, tai yra gradavimas, išsigrinamas vos ne, tiesiog iš pasąmonės ateina kokios jos yra ir aišku paskui dar hierarchiją padarome. Ir kai mes žinome tas vertybės, tada mes jau galime jas susijęti. Pavyzdžiui, ką aš gausiu, aš turiu vertybių, pavyzdžiui, aš irgi dariausi va čia lentutė, pas mane yra, nesimato, aš krūžau ir parašyta savo vertybės, šių metų mano vertybės. Aš turiu tikslą, jos, su kurio vertybė mano tikslas susietas. Ir aš kai pamatau, kad ne viena vertybė yra nesusieta, tada ar tikrai man to reikia tikslą, bet galima ir pritempti, jeigu tikrai aš to noriu. Bet bent jau darant tą tikslą ir rašant savo tikslus, aš taip suprantu, kad kai aš rašau savo tikslus, aš turiu remti savo vertybėmis, tada yra daugiau tikėtina procentų, kad aš kažką pasieksiu, o ne tiesiog, sako, iš lempos. Nu, aš dabar noriu ten 5000 eurų per mėnesį, čia tokio atlyginimo, nes tada žmogus gali sakyti, kaip, kodėl, tai gerai jau gyvensiu, tai kodėl, ne? Bet jeigu tavo vertybė nėra finansai, aš taip suprantu, kad tu ir nepasieksi tų 5000 eurų. Tai ko aš tapsiu, nebus to impulso varikliuko vidinio, nes, kaip sakau, jeigu mes čia sugalvojam, kaip ir atrodo, susidariau planus ir veiksmus, kaip ir darysiu, bet po kurio laiko jisai nusenka. O yra, kai vidus, kaip aš sakiau, vidinis tikslas visą laiką bus pasiektas. Jūs norite ar nenorite. Bet jeigu aš susijęju su savo išoriniu tikslu, tai va tada jis bus postūmis. Ir ėjimas tada į priekį. Vertybė yra tikrai labai retai, kur buvo susidūrus, kad su vertybėm. Ir vertybė nėra tai, kad aš dabar atsisėsiu ir pagalvosiu, kokią aš vertybę.
Ir aš galvau, kaip atskirti. Pavyzdžiui, pas mane yra vertybė, ne vertybė, bet man yra svarbu gyvenime atsakingumas, ne, arba ten sąžiningumas. Bet aš labiau galbūt tas terminų sudėliojimas, aš galbūt jau išskirčiau čia dorybė ir vertybė. Dorybė tai yra tiesiog visiškas, kuris mano gyvenimą niekada nesikeičia. Nu, ta prasme, tai yra man svarbu. Vertybė, apie kurias aš kalbu, vidinius tikslus, mūsų kiekvienais metais gali pasikeisti, nes vertybė, tas vidinė, labai gal maišysit, gal vidinius tikslus vadinsiu. Vidinis tikslas tai yra kaip drakoniukas nedamaitintas. Ir nes jeigu jisai nori valgyti, ir jeigu aš duodu valgyti, jis po kurio laiko nurimsta ir jis jau nebereikia. Jeigu man, pavyzdžiui, šiemet yra saugumas svarbu, aš duodu jam duodu saugumo, ne kažkaip tai. Viskas, jis nebenorės, kitais metais gali jisai likti. Jisai galbūt išeis į kitą lygį, ne? Saugumas kitas, arba žinomumas, arba lyderystė, arba finansai gali būti, arba meilė, ne? Pas visus kitokius. Aišku, dorybės ir vertybės gali sutapti. Bet tos dorybės, kaip aš sakau, jos jau viskas, jos nepakintamos yra. Tai yra, su kuo aš atėjau. O tas vidinis tikslas vertybė yra kintama. Jinai gali keistis kiekvienais metais. Labai iš tiesų, aš taip klausausi, kiek yra gilu ir kiek dabar bandau suprasti, kiek reikia rašyti ir kiek reikia pasigalvoti. Aš esu praėjusi savo irgi vertybių sąrašą susidariusi ir iš tiesų tai buvo didžiulis darbas, kaip tu sakai, pakankamai lengva. Man pripažinti nebuvo lengva, nes mes labai ilgą laiką gyvename pagal savo susigalvotas kažkokias taisyklės, pagal tas proto taisyklės. Ir aš tai tikrai rekomenduoju eiti pas kažką tų vertybių išsigrindinti, nes pačiam yra tikrai buvo blokai ir nieko aš nebūčiau padarius. Ir su tuo vertybių išsiaiškinimu labai savo pripažinimas ateina. Ir kas įdomiausia, kai tu tikrai pripažįsti, kas pas tave yra viduj, tau labai lengva pasidaro. Taip. Modesta, matau, rašo, dėkui Modesta už tokį didelį komentarą, labai rekomenduoju iš tiesų Agnę ir tikrai, jūs patys ir pačios girdite, kiek pas Agnę yra tų pavyzdžių, kiek yra daug vidinių dalykų ir iš tikrųjų net sunku dabar būtų pasakyti. Agnė, pasakyk mums nors vieną dalyką, kaip čia dabar mums toks naujamečius tikslus užsirašyta, ne? Tai jeigu kažkokį reikėtų vieną tipsą duoti, vat dabar žmonės, kurie mūsų klausosi, tarkim, yra išsigryninę savo vertybės, nors kaip dabar supratau, kad jos keistis netgi gali, kas labai nustebino, atrodo pasidariau čia visam gyvenimui, nieko panašaus, mes kylam į kitą lygį ir mes galim keisti tas vertybės, jos normalu, kad jos keičiasi, tai tarkim, žmogus turi išsigryninęs vertybės ir tada, kaip rašydamas tikslą, jisai su vertybėm turi susijęti. Taip, susijęti, tai čia yra toksai, čia žinok, yra pagrindinis iš tikrųjų dalykas, kad dėl to tikslai ir nepasiekiami. Aišku, aš nesakau, kad jeigu jūsų vertybių, pavyzdžiui, turit pavyzdžių, vertybių niekada nesikėlėt, pasiekė tikslą. Taip, galima. Jeigu, pavyzdžiui, ten yragi kitų metodikų. Ašgi nieko nesakau, kad negalima. Bet iš tikrųjų vertybė, kai mes susijęme, yra daug lengviau pasiekti. Daug, kaip sakau, kilimas nutiestas ir mes tada su malonumu tai siekiame ir darome. Ir žinome, dėl ko tai darome. Ne šiaip, kad jo tikslas, reikia išsikelti tikslus, nes čia visigi keliasi. Ne apie tai. Koks čia baltą vardą nesikelt. Gal tada geriau net nesikelt, nes labai kitaip savim nusivilti gali. Išsikelsi belė. Tai yra, būna pa žmonės baimė, kad aš išsikeliu vieną kartą, paskui bijo prisimti atsakomybę, nes jeigu aš keliu tikslą, aš atsakomybę ant manęs, aš turėsiu eiti. Ir dar vienas dalykas, iš tikrųjų žmonės, tie, kurie keliasi tikslus, tai yra, jie prisiema ne tik atsakomybę, bet ir turiu suprasti, kad gali ir keisis gyvenimas, gali būti šalutinių poveikių, gali būti kas nors išeiti, kas nors ateiti, ypač, pavyzdžiui, su finansais, kai mes norim labai stipriai užaugti, labai būnagi ir nusisuka ir aplinka ir taip toliau, nes ne dėl to, kad ar blogi ar geri, čia ne apie tai kalba, tiesiog mano lygis kitas, aš turiu išeiti į kitą, o kol aš dar esu čia, mano dar draugai seni yra, ne? O jie gal aš visai mano poreikiai kitokie atsiranda, o dar naujų neturiu draugų ir tada žmonės, grįžtų atgal. Irgi tokių nukritimų čia gali, pasąmoninių. Tai siekiant tikslų, žinoti, ko norit ir ką galit iš tikrųjų netgi. Nesakau, kad prarasti, ne, bet yra šalutinių poveikių. Su tuo reikia dirbti. Jeigu mes iš tiesų norime, reikia lysti savo vidų ir tenai ieškoti tų atsakymų, kodėl man kažkas nepavyko. Jeigu aš metai iš metų keliosiu savo tikslą numesti 10 kg, tai gal pagaliau ateikim ir pasiklauskim, kodėl man tai nepavyksta.
reiškia kažkur yra daugiau, o ne tik mano valios pastangos, dabar Ne tik valia. nevalgau saldumynų ir niekaip tas nepaina. Aš tai kartais dar juokauju, sakau, kaip aš tik pasakau, kad laikysiuos dietos, taip dvigubai daugiau valgyti pradedu norėti. Nu, logiška, kad organizmas kažką bijo prarasti, tik tais reikia atkasti ką. Čia yra programos, yra pasąmonės programos, dažnai susijęs vidiniai blokai čia yra. Su giminė arba su šeima, tai labai ten daug kas. Taip, su meilė iš aplinkos, meilė savo. Čia tai yra nukreipimas, bet jau esu irgi pradėjus čia kapstyti, iš kur atsiradė šitie dalykai. Tai, mėlyje, aš tikiuosi, kad jūs suprantate, kiek tai yra įdomu ir tikrai rekomenduoju patiems, Agnės pasiūlytą variantą, o pabandykite tuos savo tikslus susijęti su savo vertybėmis taip, kaip jūs suprantate. Ir pažiūrėkite, o kaipgi kitaip atrodys jūsų tikslai. Gal pamatysite, kad tam tikrų tikslų jums iš viso nereikia. Pamatysit, kad jūsų gyvenime visai kiti dalykai yra svarbus. Tai pabandykite panaudoti šitą įrankį. O jeigu norite pagalbos iš Agnės, tai Agnė papasakok, kur tu kvieti jau visai greitai žmonės ir kaip visa tai atrodys ir skambės. Tai kviečiu visus, kas norit išsidėlioti savo tikslus, ir susijęs su vertybėm, ir mes, aišku, ten ir neurografikos bus, tai į praktinės planavimo dirbtuves, metų architektūrą, nes man taip labai gražiai skamba, mes patys esam savo gyvenimo architektai. Kursas prasideda sausio 14 dieną, viskas vyks online, tai 14 dieną bus įrašai ir žmonės tikrai turės, dėl to ir duodu paskui savaitę, nes klausysis įrašų ir turės daryti, nes darbo bus, aš nemeluosiu, kad ten atsisėsi 10 minučių ir padarysit, ne, kai kada reikės valandą, kai kada 2, jeigu jūs norite tikrai, bet tai bus pagrindas, jeigu pasižiūrėsit savo gyvenimą, jūsų metus, ne, yra daug valandų, o skirsit 2-3 valandas ir jūs turėsit pagrindą. Ir ten daugiau yra niuansų, dėl ko yra naudinga, pačios pačias vertybės išsigryninti ir taip toliau. O 21 dieną jau mes eisim į neurografiką, tai bus 2 piešiniai, mes piešime, pradirbinėsime truputį ir blokus, kur vis tiek mums, kad mes išsikeliam tikslą, einam link jo, bet būna visokių, nežinau, kliučių. Tai mes neurografikos pagalba pasieškosim tų kliučių ir jas truputį neutralizuosim, o kitas planuosim irgi dėliosim jau savo tikslus ant laiko linijos. Kodėl? Nes neurografika iš tikro dar labiau suaktyvina tą, ką mes išsigryninam. Dėl to man neurografika labai patinka, nes mes galim dar stipriau pastiprinti tai, ko mes norime. Aš kai vasarą mes piešiam, tai šiaip ant laiko linijos per vieną kursą, tai viena mergina sako, pas mane viskas išsipildė. Ta prasme, viskas yra realybė. Tai, o mes, kai sutvirtinsim dar aš noriu su neurografika. Tai mielai kviečiu tie, kas norit išsigryninti, susidėlioti tikslus, pasidaryti pagrindą šiems metams ir keliauti toliau užtikrintai, sudėlioti veiksmus ir siekti savo tikslų. Ir kad iš tikrųjų tie tikslai tikėtina tada ir bus pasiekti. Ir Karolio irgi praktika kiekvieną rytą rašyti tikslus. Ir Karolis tikrai labai daug dirba su pasąmoniniam programom, užtat ir yra iš tikrųjų didžiuliai proveržiai. Ir mes tikrai Karolį pamatysime vieną dieną pas mane live transliacijoje. Mes tikrai sugalvosim, nes labai dažnai kviečiu žmonės tam, kad Karolis rašo su vidinis blokas pasąmoniniam programom. Taip, kad iš tiesų kiekvieną kartą norisi tokią temą paliesti, kad ir tas žmogus, kuris kalba, ateina į eterį, kad jisai ir kažkur kviečia jumis. Taip, kaip šiandien Agnė arba visi kiti mano svečiai. Tai Birutė dar klausė, ar bus vienas užsiėmimas, truksiantis 2 dienas, aš taip suprantu, kad bus 3 užsiėmimai kartą per savaitę. Ta prasme, 14 dieną tiesiog visi bus prijungti prie grupės ir bus įrašai. Jie klausysis įrašus ir savarankiškai dirbs. O paskui 21 dieną mes susitiksime 2 tiem piešiniam, kaip aš sakau, bet tai bus 4 valandos. Vieną piešinį nupiešim 2 valandas, pertrauką padarysim ir vėl susitiksim. Toksai, skirti tos 2, net ne 2, tiksliau. Ir iš tikrųjų viskas bus įrašai, jeigu negalima dalyvauti, įrašai galios iki kovo mėnesio, tai galės pasidėlioti vėliau.
O jeigu Bet aš klausimų, labai visą laiką galima klausti manęs. Bet aš labai rekomenduoju ateit kartu su Agne piešti tai, ką jūs matot pas Agnę už nugaros ir yra tie neurografiniai piešiniai ir man taip pat teko piešti, tai patikėkit, kai pats pieši ir tau kažkas kažko nepasako, arba tu pieši ir kilo klausimus, o ką dabar daryti. Tai aišku, yra daug smagiau, kai tu čia ir dabar gali paklausti, pakelti prieš kamerą, žiūrėk, man čia nesigauna. Aha, tai tu turi tą ir tą padaryti. Va toksai, ta neurografika iš tikrųjų yra be proto įdomus dalykas ir labai labai rekomenduoju išbandyti bent vieną kartą su lektorium, su mentorium, galite ateiti pas Agnę ir pabandyti, kas tai yra, nes paskui galite tiesiog tuos blokus, kaip Agnė sakė, išsipiešti paskui, galite, kai žinosite techniką, bet kol nežinai technikos, negali, taip kaip ir vidinių tuo, ne, kol nežinai blokų, ką tu griausi ten, jeigu tu net nežinai, nepasikapstai pas Nes man neurografika, dar noriu pridurti, kodėl patinka, aš kai kuriem klientam yra pas mane baigę naudotojo kursą ir mes su jais dirbame, ne? O tarp sesijų kažkas iškyla, sakau, papieš dabar. Jisai žino, apie ką aš jam pasakau maždaug kryptį ir jis su savim savarankiškai. Jeigu tai grubiai sakyti, sutaupo pinigų, ne, jis pats dirba ir mes tada kažką giliau galim pradėti per sesiją. Tai čia irgi toks savipagalbos instrumentas, labai čia komentavo ir Birutė, jinai irgi piešianti, dar kažkas ir Modesta piešus. Ta prasme, tu gali savo padėti, iš tikrųjų, jeigu tik tai, kaip sakau, reikia daryti, veiksmai turi būti. Tai, mėlyjeji, einame mes į pabaigą ir ką vienintelį dalyką galim pasakyti ir mano Agnė tą patį gali palinkėti, aš tai tikrai pasakysiu, darimas yra geriau negu nedarimas, o geras, tikslingas darimas tai dar ir rezultatus gali duoti. Tai Agnė, pabaigai, tavo palinkėjimas ir tiems, kurie žiūrėjo, labai smagu, labai dėkui, kad taip aktyviai žiūrėjote ir komentavote ir tiem galbūt, kurie užsiėmimą, atsiprašau, įrašą žiūrės ir užsiėmimus galbūt sugalvos ateit tavo palinkėjimas. Aš gal tokį paprastą, būkit savo gyvenimo architektais, patys dėliokitės tai, ko norite, o nelaukite, kad kažkas už jūs dėlios ir būsit nepatenkinti. Tiesiog. Kurkite tai ačiū gyvenimą. tau labai, ačiū Agne, kad tu užsukai svečius, į virtualius svečius, smagu, kad pasidalinai ir dėkui tau labai ir tikiuosi, kad ir tavo tikslai išsipildys, čia abejonės nėra, bet visgi palinkėsiu. Visko gali būti, žinai, kartais irgi būna visko. Žinai, tų tikrų tokių klientų, kurie iš širdies nori daryti, kurie tikrai žino, ko ateina, jie yra tikrai tada patys nuostabiausi, žmonės ateina norėdami tikrai kažką pakeisti. Tai Agne, tau gerų klientų, o jų visiems, kurie žiūrėjote, didžiulis dėkui, sekite naujienas, nes tikrai kiekvieną penktadienį turėsime daug įdomių pašnekovų, matote, kad turite jūs naudos ir tikiu, kad turėsite ir toliau. Dėkoju labai, ir pažiūrėk, kiek čia tų padėkų keliauja. Ačiū visiems, kad klausėtės ir ačiū tau, kad pakvietei. Tai iki pasimatymo. Viso.